Sveiki visi. Taigi, kaip esu minėjęs, šiandieniai iš viso pasauliniai sistemai yra labai svarbu laikyti žmonės tam tikrose lygiuose. Nu, čia ar šalis būtų, ar junginys šalių sąjungos, ar pasaulis visas, yra svarbu laikyti tam tikrose lygiuose. Tiek sąmoningumą, tiek priteklių, tiek visą kitą. Ir tam, manau, vadovauja tie, kurie stovi virš bando. Tik aišku, per savo taktininkus ir visą kitą. Čia yra tie tinklai dideli ir, manau, kiekvienam suprantame. O kas ten galų galia yra, tai, sakyčiau, visgi tam vadovauja ne žmonės. Žinoma, labai meistriškai ir labai gudriai, čia jau nieko nepasakysiu. Toliau. Kaip aš kažkada irgi laidą dariau, kas yra laimingas žmogus, kas yra nelaimingas. Kodėl vienas radęs eurą ar du bus tikrai apsidžiaugs, patenkintas, nesvarbu kaip kas kur, bet jisai bus pakilėtas. O kitas pamatęs tą eurą ar du, jis nepasilenks, kaip sakant, iš kažkokio gal ten balikės paimti. Tai va. Pirmiausias dalykas tai yra, kada žmogaus lūkesčiai išsipildo, jis yra laimingas. Kada viltis išsipildo, jis pasijunta laimingas. Nesvarbu, gal ten tai truks ten sekundės, gal minutės, gal valandas, gal dienas. Ne visiškai nesvarbu, jisai pasijuto laimingas. Jo viltis išsipildo. Nu, kiekvienas suprantam, kas tas yra, kai išsipildo viltis. Kai kažkoks planas įsigyvendina, kažką pasiekė, tai yra valio. Dabar pasaulyje yra jau kapitaliai išjunginėjama logika. Žinoma, tai vyko palaipsniui ir per kartas. Ir šiandienai mes iš tikrųjų realiai matome, kaip yra išjunginėjama logika ir kaip auginama jau dabar bent jau antra karta, kuri yra be logikos, kurios logika yra kompiuteris. Na, tai čia atskira tema. Dabar žiūrėk, kas gavos. Imkim paskutinius įvykius, tai yra LRT kaip tą tyrimą, pamiršau, tiesiog užkrito, kaip ten vadinasi. Ir mitingas laisvo žodžio, aišku, suorganizuotas pačios LRT. Apie tą puikiai susakė Lekstutis, aišku, ir manau, ir kiti politiniai sunkiasvoriai. Tikrai pritariu, jeigu klausyk, ten gyveno, kai inkstai taukuosi ir pinigus vartė ne savo, o mūsų žmonių valstybės išlaikytus pinigus vartė kaip norėjo, tai aš nežinau, net čia idiotiška būtų pagirti tokį dalyką. Taigi, ir kas gavosi? Visą tai parodė ką? Kad žmonės patikėjo sistemą. Sistema lygiai ta pačia, kurią skleidė ir tikriausiai, kiek pamenu, pirmose gretose. Tai yra LRT ir su visa jūra mass medijos. Ir ten visais tais kanaliukais. Ir kas gavosi? Žmonės, kuriems logika išjungia televizorius, kaip sakant, televizorius vadovauja, nes jisai logiką turi, o pas juos ne. Atidavė žmonės savo smegenis televizoriui. Tiem, kurie vadovauja televizoriui. Ir kas gavosi? Ir galų gale gavosi finišas. Kodėl iš tikrųjų žmonės patikėjo? Manau, todėl, kad kadaise visi girdėdavo, ką ten pokario laikais, kiek atsimenu, Amerikos balsą iš radijo ir visi šnekėjo, kad, kaip sakant, partizanus rėmė morališkai, kad čia Amerika nepaliks bėdoje ir jie atvyks ir visa kita. Ir tuomre tas buvo, manau, čia įkalta tada ir tas nuo senelių persidavė jų vaikams, po to jų vaikams ir dabar, dabartinė karta, tas liko įskiepyta.
aišku, įdomus fenomenas, bet tai liko įskiepyta ir žmonės tuo patikėjo. Ir kas gavosi? Ir gavosi tai, kad realiai visu tuo, kuo jie buvo įtikėję, nepasitvirtino. Kada viltis neišsipildo, lūkesčiai nesipildo, žmogus tampa nelaimingas. Ir kas gavosi? O svarbiausias rodiklis yra tas, pas daugumą net, kad tuo atveju tokiem žmonėm yra pagrindas ne tai, kad jie klydo, ne tai, kad kiti teisūs, bet tai, kad jie ir visų kitų akimis liko neteisūs, liko kvailiais, liko apgautais ir už tai nieko negali, kaip sakant, kaip čia pasakyti, nežinau, kaip čia pasakyti mandagiai, malkų pakrauti, sakykime. Ir jiem tai yra toks, oi, jie taip verda tuose sultyse, išjungtoj logikoje, kad yra, tai yra masė energijos, įsivaizduokit, kiek energijos yra ne viename žmoguje, o visoje masėje. Ir ta energija, ta negatyvas yra žema energija. Ir tas negatyvas, kur jisai plauks, kas jį naudos, dabar neaišku. Anksčiau puikiai buvo aišku, kaip kas kur čia planai ėjo, o dabar, kaip sakant, imkim, tie žmonės yra donorai, juos, kaip karves, numelžinėjo ir jas numelžinėjo, vėl pas juos, kaip pas fabrikus energijos, vėl pasigamina, vėl numelžia, vėl pasigamina, dar melž, dar pasigamina. Ir taip jau jie priprato, o dabar tos energijos, ir nebereikia. Kas būna, kada karvė, sakykime, turi pieną, o jas nemelžia? Jei tenais tešmuo, kaip sakant, kaip balionas įsitempia, nežino, kur dingt, viskas skauda, viską, įsivaizduokit tokius dalykus. Kas ten dedasi, kad reikia išvaryti lauk skysčius, o negali, nėra kur, o energija tai eina, tai yra dabar ta masė, kuri, kaip karvės užtrunka nuo tokių dalykų, taip ir jie. Ir tokiu atveju maišytis po kojam, ten kas nors nesąmonės daryti, tai yra tikrai kvaila. Iš vienos pusės, jeigu yra kažkoks tikslas, planas, nežinau, ten padaryti, ten tebūnie straipsnį tą, tai tą darant, tu turi būti nešališkas. Tu, jeigu esi nešališkas, ten tiesiog fiksuoji tas, anas padarysi straipsnį, čia yra viena. Jeigu tu atėjai pasimelžti energijos, tai tada tu pakliuvai ten, kur reikia. Tu gausi, kaip sakant, ta karvė tik prilies ten taip pienų kaip sakant, duos, kad gulės ant žemės. Taip ir gausi. Tai toliau, ką toliau? Žmonės, jeigu turit logiką, vadovaujate savo galvą, tai ir vadovaukitės. Jeigu, kiekvienam aišku, jeigu nežinau, važiuoju su dviračiu, reikia važiuoti tiesiai. Jeigu kitas važiuoja su dviračiu, net einant per perėją, tu gali visgi žvilgtelti, gal, jis užsižiopsos, gal praleisti galų gale kvailį. Taip ir jūs. Turėkit savo galvą ir viskas bus gerai. O visa kita, jei atminkit vieną, jei nežinot, ką daryti, nedarykit nieko. Leiskit laikui, kaip sakant, jūsų laikui ir gyvenimo laikui pasivyti vienas kitą. Tegu įvykiai kaip sakant, susiklosto taip, kaip turi būti. Ir tada viskas bus gerai. Taigi, tam kartui tiek. Labai tikiuosi, kad kažkokį grūdą išaiškinau. Rašykit komentarus. Iki.